Vienas. O. Mėly keleiviai, traukinio Lietuvos kultūros sostinė 2024 durys plačiai atsidaro. Kviečiame nieko nelaukiant lipti vidun ir kartu dundant Kaišiadorių kultūros keliais praskleisti šio ypatingo krašto šydą. Susipažinti su Kaišiadorių istorija, kultūra ir gausybė renginių, kuriais būsime lepinami visus metus. Pradžiai šiek tiek istorijos. 1565 metais Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pašauktinių sąraše minimas šiose vietose gyvenęs ir žemės turėjęs totorius Hašaidaras. Jo vardu vėliau imtas vadinti jam priklausęs dvaras, o 1590-aisiais rašytiniuose šaltiniuose jau minima gyvenvietė Košeidarova. Tai pirmasis žinomas miesto paminėjimas. Tačiau tikrasis miesto atsiradimas susijęs su geležinkelio atkarpa, kuri pirmą kartą kirto Kaišiadorių kraštą 1862 metais. Dideli keliaujančių ir čia persidančių į kitą geležinkelio liniją žmonių srautai pradėjo diktuoti pagrindinės užgimstančio miesto verslo kryptis. Tad buvo steigiamos krautuvėlės, viešbučiai bei užeigos. 1906 metais Kaišiadoryse tuometinių kaišiadoriečių teigimu gyveno jau apie 1800 gyventojų. Tais pačiais metais susikūrė Kaišiadorių parapija, o dar po metų pastatyta medinė bažnyčia. Štai taip, žingsnis po žingsnio ir gimė Kaišiadorių miestas.